Šiandien laidoje aptarsime, kaip Samsungas makaronus virė ir Burj Khalifa statė, koks pastas yra didžiausias pasaulyje ir kaip tai siejasi su investavimu, kodėl Buffettas investuoja į svajonės kuriančias kompanijas, kodėl Sticky Notes ir lipnę juostą išradusi įmonė drastiškai katino dividendus, ko dar nežinome apie Bitcoiną ir neišjunk šio video ir viską sužinosi tuojau pat. Tai visų pirma klausimas tau, ar jau esi susiplanavęs vasaros atostogas? Laukia saulėta Turkija, antika dvelkianti Graikija, o gal kokia nors egzotiškesnė kelionė? Tiesa, prieš skrydį patariu pasidomėti, kokių lėktuvo modelių teks skristi. Nes štai Boeingų patikimumas kelia vis daugiau klausimų. Sakoma, kad 2 kartus į tą patį debesį neįskrisiu, o va didžiausia pasaulio aviacijos kompanija tą ko puikiausiai paneigė. Liepos pradžio skrydžio iš Los Andželo į Denverį metu Boeingo lėktuvas pametė ratą. Yep, they did it again. Identiškas įvykis jau buvo ištikęs įmonę kovo mėnesį. Matomai kompanija taip ir neišmoko ratų tvirtinimo subtilybių. Dar nepalankesnis vėjas bendrovei papūtė iš JAV teisingumo departamento. Mat šis privertė įmonę pripažinti savo kaltę dėl 2 mirtinų Boeing 737 MAX modelio avarijų. Šį kartą pasibarstyti galvą pelenais neužteks. Boeingas privalės sumokėti $243 milijonus siekiančią baudelę ir investuoti mažiausiai 2 tiek į atitikties ir saugumo programų vystymą. Kaip iš šias turbulencijas reaguoja skrydžio palydovai? Tai yra pasaulio investuotojai. Paradoksalu, tačiau tą dieną, kai Boeingas pripažino savo kaltę, kompanijos akcijos pabrango beveik 3%. Šiuo metu vienas avia bilietas, tai yra viena kompanijos akcija, kainuoja apie $183 JAV. O norint įsigyti, ieškok jos tikerių BA. Bačia kaip mūsų tas dainininkas, ne? Visgi tie, kas moka skaityti tarp skrydžių tvarkaraščių, neužtruks nepastebėję, jog per 5 paskutinius metus šio aviacijos grando kaina sumažėjo perpus. Jei jau būti tiksliam, minus 58% nuo all-time hype, kuris buvo pasiektas 2019 metais. Beje, ir uždirbti per pusę dešimtmečio kompanijai neįtin sekasi. Nuo pat 2018 metų įmonė dirba nuostolingai. Aviamylių kolekcionieriai žino, jog čarteriniuose skrydžiuose nemokamo maitinimo nerasi. Tas pats pasakytina ir apie dividendinę Boeing politiką. Jos nuo 2020 metų paprasčiausiai nėra. Tai ką daryti su bendrovė, kuri paskutiniu metu skraido ant vieno sparno? Atsakymas paprastas – pasiruošti kilimui ir pirkti. Fakto, kad Boeingas yra tiesiog too big to fail, nepaneigs niekas. Virš šimtmečio gyvuojanti kompanija yra gyvybiškai svarbi tiek civiliniai, tiek kariniai JAV aviacijai. Beje, ne tik Amerikos. Nepaisant visų saugumo susijusių problemų, šiuo metu Boeingo lėktuvai perveža 90% viso pasaulio krovinių. Boeingui priklauso ir kiti rekordai. Štai pavyzdžiui, Everetto gamykla, kurioje gaminami įmonės lėktuvai. Tai didžiausias pasaulyje pastas ir gamybos įmonė. Užima tik 98 akrų žemės ploto, o jo viduje yra net nuosavas greitkelis. Tad prisisegame saugos diržus ir toliau stebime, kaip seksis šiai kompanijai išvengti virš jos besikaupiančių debesų. O štai Azijos padangė taip pat pakvipo artėjančią audrą. Nepalankios meteorologinės prognozės kaltininkė Pietų Korėjoje besibazuojanti elektronikos korporacija Samsung Electronics. Nepatenkinti darbo bei užmokesčio skaičiavimo sąlygomis šios įmonės darbuotojai paskelbė ne apie elektros tiekimo atjungimą, o apie beprecedentinį neterminuotą streiką. Bendrovės vadovybė turėjo šuniškai prisidirbti, nes tai pirmas toks atvejis per 55 kompanijos gyvavimo metus. Tiesa, sunkokai Samsungui sekasi tik žmogiškųjų išteklių sferoje, o štai finansinėje plotmėje technologijų milžinė tiesiog žiba. Vien tik per antrąjį metų ketvirtį kompanija pranešė sugeneravusi 15 kartų didesnį pelną nei prieš metus. Jis siekia apie 10,5 trilijonų vonų arba maždaug 7 milijardus eurų. Beveik 5% paaugo ir įmonės ketvirčio apyvarta, o štai pati firmos kapitalizacija nuo metų pradžios jau yra išaugusi daugiau nei 10%. Kas dėl to kaltas? Tai aišku, jog dirbtinis intelektas bei jo generuojamas lustų kainų kilimas. Beje, pati Samsungo iškilimo istorija taip pat verta dėmesio. Pirmaisiais savo gyvenimo metais kompanija teturėjo vos 40 darbuotojų ir užsiminėjo, neatspėsi, makaronų prekyba. Tačiau jau tuomet įmonės įkūrėjas žinojo, kad jo laukia šviesi ateitis. Iš čia ir kompanijos pavadinimas. SAM reiškia 3 ir SUNG žvaigždės. Šiuo metu Samsungo žvaigždė šviečia taip ryškiai, jog jos veikla generuoja apie 20% viso Pietų Korėjos BVP. Ir beje, dar vienas įdomus faktas. Jei tau Samsungas asocijuojasi vien tik su Galaxy telefonais, stilingomis skalbenkėmis ar kita fancy naminė technika, you know nothing Jon Snow. Pasirodo, dabartinė kompanijos veikla ant tiek diversifikuota, jog jos padalinys Samsung Engineering pastatė ne ką kito, o Burj Khalifa. Taip, tą patį aukščiausią pastatą pasaulyje. Jei šito nežinojai, spausk like ant šito vaizdo įrašo. O jei jau esi apie tai girdėjęs, brūkštel komentarą ir papasakok mums visiems, iš kurgi esi toks gudrus. Beje, gan gudriais sprendimais pastarąjį mėnesį pasižymėjo ir kitas Azijos tigras BI
ilgoji D. Beat. Beat kompanija, didžiausia pasaulio elektromobilių gamintoja, paskelbė apie savo ketinimą investuoti $1 milijardo į naujos gamyklos Turkijoje statybas. Tikimasi, jog transporto priemonių gamyba naujoje gamykloje turėtų prasidėti 2026 metais, o jos dėka šalyje bus sukurta 5000 naujų tiesioginių darbo vietų. Savaime suprantama, jog Erdogano ekonomikos pasekmėse skęstančios Ankaros tai neišgelbės. Ten, beje, nieko nauja. Metinė šalies infliacija ir toliau viršė 70% atbrailą. O štai Kinijos gamintojai šis ėjimas it Grand Prix laimėjimas. O dabar tau, mielas mano žiūrovė, paaiškinsiu kodėl. Visai neseniai globalius prekybos karus įsivėlusi ES padidino muitus Kinijoje pagamintams elektriniams automobiliams. To pasekmėje be esamo 10% importo muito Beat iškart susidūrė su papildomu 17% tarifu. Žinai, kinai žmonės apsukrus. Jie ne tik išrado fejerverkus, paraką bei kompasą, bet ir įvairias Europos muitų apeidinėjimo schemas. Viena jų ir bus pritaikyta Turkijoje. Pasirodo, Osmanų palikonių valstybė priklauso ES muitų sąjungai. Jos teritorijoje pasistatė naują gamyklą, Beat vadovai galės išvengti drakoniškų muitų bei sėkmingai tvindyti Europos kelius savo automobiliais. Atitinkamai šias naujienas reaguoja į rinką. Nuo metų pradžios kompanijos akcijos jau pabrango beveik 11%, o bendra įmonės kapitalizacija šiuo metu viršė 96 milijardų žaliųjų. Tiesiog palyginimui, automobilinės Moskvo imperijos rinkos vertė šiuo metu svyruoja ties $840 milijardų. Komiškumo situacijai prideda ir šie skaičiai. Per 2023 metus Beat pagamino 3 milijonus elektromobilių. Tuo tarpu tai pervertinama Tesla sugebėjo pagimdyti vos 1,8 milijonus e-mašinyčių. Gal visgi nebe priežasties Warrenas Buffettas dar 2008 metais susipirko apie 10% visų Beat akcijų. Jeigu ir tu nori investuoti į Beat kaip Buffettas, ją biržoje gali rasti tikeriu BID. Beje, jei nežinojai, Beat neretai savo kompanijos pavadinimą šifruoja kaip Build Your Dream. Taigi 3,5% Kinijos automobilio rinkos užiminti kompanija matomai turi ambiciją statyti ne tik gamyklas Turkijoje, bet ir kai ką daugiau. O jeigu tu irgi svajoji apie finansinę laisvę, esi labiau nei laukiamas mano svetainėje pociūnas.lt. Ten galėsi užsiregistruoti konsultacijų su manimi ar kitais mano komandos nariais. Jos metu sužinosi, kaip greičiau ir saugiau pasiekti savo įsikeltus finansinius tikslus bei susidėlioti tinkamą investavimo strategiją. Ir kas ten žino, galbūt jos dėka ateityje galėsi pasiekti Buffetto pėdomis ir išpirkti 10% Beat ar bet kurios kitos tau patinkančios įmonės akcijų. Nuo kol tu ruošiesi užkariauti investicinį Everestą, kiti suklumpa net ant mažiausių piliakalnių. Visai neseniai investuotojų bendruomenę sudrebino naujiena apie amerikietiškos 3M kompanijos vyriausio finansininko atsistatydinimą. Plataus vartojimo ir pramonės gaminių bendrovės CFO, prisidengdamas noru paieškoti kitų galimybių, nešė kudašį iš darbovietės, kurioje dirbo beveik 4 metus. Iš Foxpėjaus valdybos buvusios ministrės tolimos giminaitės irgi išeina beveik savo norų. Tiesa, bet kuriuo atveju išvada akivaizdi, nebūna dūmų be ugnies ir CFO karjeros pabaigos be finansinių problemų įmonėje, iš kurios tas CFO ir bėga. Patikrinkime šią žavę hipotezę. Įsimetame įmonės tikerį MMM į paieškos langelį. Beje, 3 pasikartojančios raidės tikerį atsirado neatsitiktinai. Jos reiškia Minnesota Mining and Manufacturing, nes būtent kasyba ir buvo pirminiu šios bendrovės veiklos lauku. O mūsų dienomis įmonėje ne viskas eina lyg sviestų patepta. Iš pažiūros paskutinis kompanijos ketvirtis buvo gan sėkmingas. Kompanija viršijo analitikų lūkesčius ir vietoj laukiamų $7,1 milijardo sugeneravo net 7,7 milijardo apyvartą. Su kainos augimo perspektyvomis irgi problemų lyg ir nekyla. Nuo metų pradžios 3M akcijos jau pabrango daugiau nei 11%. Šio video filmavimo dieną viena jų kainuoja virš $100. O štai dividendinio investavimo mėgėjams rekomenduoju tučtuojau pasitraukti nuo ekrano, idant jūsų neištiktų investicinis infarktas. Visai neseniai 3M įvykdė investicinę savižudybę ir paskelbė daugiau nei perpus mažinti savo dividendinius mokėjimus nuo $6.04 iki $2.85. To pasekmėje nukrito ne tik investuotojų nuotaikos, bet ir pačios kompanijos dividendinis pajamingumas. Šiuo metu jis tiesiekia vos 2,7%. Toks drastiškas mokėjimų nupjovimas reiškia tik vieną. 64 metus nuosekliai didinusi savo dividendus, 3M savanoriškai įsispyrė iš dividendų aristokratų klubo. Wall Street'as šnabždamas, jog dėl visko kaltas 3M sveikatos priežiūros verslo atskirimas. Nors įmonė ir toliau išlaiko beveik 20% nauja solventum bendrovėje, šis sprendimas, kaip tikina analitikai, monetizuosis ne anksčiau kaip per 5 metus. Aha, tai va kodėl pabėgo 3M finansinis vadovas. Kita vertus, kompanija padovanojusi pasaulį lipnią juostą bei sticky nautus tikrai neiškelmo spirta, tad raginu stebėti tolimesnius jos performansus kartu su manimi. O tą gali padaryti spustelėję šio kanalo prenumeratos mygtuką. Tokiu būdu būsi tikras, jog tau pirmam pranešiu apie šviežiausius vykstančius pokyčius Lietuvoje ir pasaulyje.
Kalbant apie naujienas, gaudyk dar vieną. Liepos viduryje kitas Amerikos gigantas, puslaidininkų gamintojas AMD, paskelbė perkantis didžiausią Europoje dirbtinio intelekto laboratoriją Suomių Silo AI. Ar tik ne pats ChatGPT pasufleravo šį sprendimą kompanijai? Bet kuriuo atveju sandorio suma nepadoriai didelė – 665 milijonai JAV dolerių. Kaip ten sakoma, laimė ne piniguose, o jų kiekyje. Šiuo atveju sakyčiau, kad investuojamų žaliųjų banknotų kiekis liudija tik vieną. Sektoriaus dominantė Nvidia pagaliau gali sulaukti rimtesnės konkurencijos. Gali sulaukti, o gali ir ne. Ateitis parodys. Tiesa, iki Nvidios kapitalizacijos AMD dar tolokai. Jų market capas šiuo metu siekia viso labo nepilnus 300 milijardų dolerių. Vieno bendrovės lusto, tai yra akcijos kaina, svyruoja ties $180, tuo tarpu Nvidia pasplito pardavinėjimą už maždaug 134 baksus už vienetą. AMD galima įsigyti tuo pačiu tikeriu kaip ir jos pavadinimas – AMD. Gan panašus modus operandi vienė šias įmonės ir dividendų plotmėje. Jais kompanijos tiesiog nelinkusios žarstytis. Tiesa, kaip žinai, Nvidia gegužės mėnesį sulaužė seną tradiciją ir paskelbė mokėsianti net 4 centų dividendus vienai akcijai. Tai bent dosnumas. Nu, apie AMD net ir to negalėčiau pasakyti. Ši kompanija dividendų nemoka praktiškai nuo mano gimimo. Paskutinį kartą jais įmonės akcininkai džiaugiasi 1995-aisiais. Siūlau lažybas. Kaip manai, kuri įmonė mokės didesnius dividendus po 10 metų? Nvidia ar AMD? Savo spėjimą brūkštelt į komentarų skiltį. Ten beje gali pasidalinti ir savo mintimis bei įžvalgomis apie mūsų kūrimą turinį. Nebūk kuklus, pabendraujam komentaruose. O štai visai nekukliai pastaruoju metu elgėsi 500 stambiausių JAV bendrovių veiklą stebintis indeksas. Liepos vidurėje pirmą kartą peršokęs 5600 punktų ribą, S&P 500 panašu, jog neketina sustoti ir ateityje. Spėčiau, jog tam įtakos turi savo nasrus netaip sparčiai gniaužianti infliacija bei stiprėjantis amerikiečių lūkesčiai dėl artėjančio palūkanų normos mažinimo. Ir žinoma, nesumenkinkime Big Tech bendrovių įtakos šiam procesui. Beje, žiupsnelis įdomios statistikos. Ikoniškiausią Amerikos indeksą karts nuo karto ištinka savotiškos investicinės isterijos priepuoliai. Remiantis istoriniais duomenimis, sėkmingiausi šio indekso metai buvo 1954, kuomet jo procentinis prieaugis viršijo 45%. Tuo tarpu šūdiniausių metų titulą pelnė 2008, kuomet S&P 500 nukraujavo itin dramatiškai, o nuomet jis neteko virš 38% savo vertės. O kam tuo metu lengva buvo? Nors šie skaičiai suponuoja mintį, jog indeksėlis kartais elgėsi itin nepastoviai, visgi vidutinė metinė jo visų laikų grąža viršė 10%. Skamba gan patraukliai, tiesa? Kita vertus, prieš prisiperkant už visus turimus pinigus šio indekso gabalėlių, nereikėtų pamiršti ir to, kad net 35% jo kapitalizacijos daro 9 stambiausios kompanijos. Mūsų seni geri pažįstami – Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Alphabet, Berkshire Hathaway, Broadcom ir Eli Lilly. Apie visas jau esu tau pasakojęs ankstesnėse pinigų pulso laidose, kurias gali pasižiūrėti mano kanale. Nu, jeigu vis dėlto nori investuoti į S&P 500, brūkštelk man į Instagramą ir pasidalinsiu su tavim keletą pozicijų. Nu, jei followini ne tik šį kanalą, bet ir mano profilį Instagrame, jeigu dar nesi mano Insta followeris, labai rekomenduoju juo tapti, turėjai pastebėti, jog paskutiniu metu naudojusi progą ir pildausi savo bitkoino atsargas. Priešingai nei šlovės apogėjų išgyvenantis S&P 500, didžiausios pasaulio kriptovaliutos kaina buvo pakritusi ir pastaruoju metu svyruoja ties 54–65 tūkstančiais dolerių. Tiesa, kai kurie analitikai spėlioja, jog šis nuopolis baigsis, kuomet Nešvilėje prasidės bitkoino konferencija. Joje laukiama itin įdomių spykerių, tame tarpe ir Donaldo Trumpo, kuris savo rinkiminės kompanijos metu ne kartą yra žadėjęs užtikrinti šviesią bitkoino ateitį, jei jis bus išrinktas 47-uoju Amerikos prezidentu. Kalbant apie ateitį, kadangi bitkoino kiekis yra ribotas, iš viso gali būti iškastas vos 21 milijonas šios kriptomonetos, paskaičiuota, jog paskutinė moneta bus iškasta 2140-aisiais. Greta Thunberg bent čia turėtų sėdėti įsišiepusi. Jei nežinai, bitkoino kasyba reikalas gan purvinas ir neekologiškas. Šiam tikslui kasdien sunaudojama maždaug tiek pat energijos, kiek jo sunaudoja ir vidutinio dydžio šalis. Visgi bitkoino populiarumo tai nesumenkina. Šiuo metu bitkoinų gali atsiskaityti pirkdamas kavą Starbucksuose, laidojimo reikmenims Amerikos įmonėse, už Teslos automobilį ar net kosmoso kelionės. Už paskutinę galimybę atskiras dėkui keliauja Richardui Bransonui ir jos keistuoliai Virgin Galactic kompanijai. O štai pavyzdžiui, Salvadore bitkoinų gali atsiskaityti praktiškai bet kur. Mat ši Centrinės Amerikos šalis tapo pirmąją pasaulyje valstybę padariusią šią kriptomonetą teisėtą mokėjimo priemonę. Tuo tarpu Tailandas 2013 metais pirmasis pasaulyje paskelbė bitkoiną už įstatymo ribų. Nuo mistiško kriptomonetos kūrėjo Satoshi Nakamotos tapatybė ir mūsų dienomis kelia daug kontroversiškų spėlionių ir apkalbų. Asmeniškai aš pasakoti įdomius faktus apie bitkoiną galėčiau dar keletą valandų, bet įtariu, jog sekmadienį ir šiaip turi kuo užsiimti. Jeigu tau visgi patinka mūsų turinys, negalėk laikų ir komentarų bei kitokių reakcijų šiam vaizdo įrašui. Ir sekantį video dedikuosiu būtent populiariausiai kripto bitkoinui. O kol kas atsisveikinu ir sakau sudie iki kito bitkoino halvingo.
Oi, garbė žodis. Sekantis pinigų pulsas išeis žymiai anksčiau. Sustinkame jame. Iki. Beje, gan gundriais.